Sveikas merginos ir šiandien aš norėčiau pakalbėti tokią temą, kad vidinis darbas. Apie ką tai jums? Aš žinau, ką aš darau, aš žinau, ko mes mokomės programoje, bet kai pagalvoju, kas iš tikrųjų yra tas vidinis darbas. Apie ką tai yra kiekvienam iš mūsų. Kokios asociacijos, kokios idėjos ir mintis pasikelia, kada girdite vidinis darbas. Su savimi, per save. Kad išauginti pasitikėjimą, pagarbą savo. Ar ne? Ir labai būtų malonu, kad jūs pakomentuotumėt būtent komentaruose, apie ką jums yra vidinis darbas. O aš šitame video pabandysiu atskleisti, kaip aš įsivaizduoju tą vidinį darbą, ar ne, su savimi. Kažkada tai man buvo tušti žodžiai ir aš nesupratau, kas tai yra tas vidinis darbas. Kol nesusidūriau taip pat su panašiom programom, mentoriais, kurie į mano gyvenimą atnešė šviesą, kurie į mano gyvenimą atnešė ramybę ir mane paruošė visokiom gyvenimo situacijoms, kur išmokė branginti gyvenimą ir branginti save. Ir tas kelias iki manęs, kai buvau su kaukėmis, kai bandžiau įtikti, patikti arba būti ta monstriuke, kur skaudinau, daužiau širdis, pavydėjau, kontroliavau, nusisavinau. Ir nuo šitos moters, kuri kiekvienoje akimirkoje buvo pikta kaip širšė, tai yra tas kelias įdomus, sunkus, įvairus, iki tos moters, kuri yra pilnatvėje, atsiskleidusi, kuri moka peržiūrėti savo mintis, jas išrikiuoti, sutvarkyti, sustabdyti. Ta moteris, kuri moka savo emocijas įvaldyti, kuri leidžia savo verkti, juoktis, leidžia savo patinginiauti ir padirbėti, kuri pirmiausia nemeluoja savo, bendrauja su savimi, moteris, kuri girdi, ko nori, supranta save ir išlindusi yra iš daugybės kaukių. Kai buvo pati didžiausia mano baimė, kad mane pamatys silpną, verkiančią, nesusitvarkančią su situacija. Jeigu pasakys, kad aš durna, kad aš nusišneku. Ir tai buvo tie momentai iš praeities gyvenimo, kada aš stengiausi atrodyti tokia, kokia aš buvau save susikūrusi. Geležinė led, be jausmų, pilna pykčių, susitvarkanti per jėgą, griaunanti viską aplinkui. Ir vieną dieną nuo savo visų šitų jausmų tiesiog pavargusi, sudegusi. Ir gyvenimas tik tais daugiau ir daugiau duodavo tokių gyvenimiškų iššūkių, su kuriais teko tvarkytis ir mano tokios asmenybės, kurią buvau susikūrusi, neužteko. Aš nesusitvarkydavau, aš palūždavau. Ir prisimenu savo lūžio akimirkas, kada kaukiau vilko balsu ant grindų, ant šaltų marmuro grindų. Ir tai buvo tie lūžiai, kurie vedė mane į vidinį darbą su savimi. Būtent per vidinį darbą aš tapau tokiu žmogumi, kuris esu dabar. Be kaukių, tikroji aš. Be melo. Kartais silpna, kartais stipri, kartais išmintinga, o kartais tokia idiotė, kada reikia paieškoti. Bet visos mano pusės tai esu aš.
tam tikrose situacijose. Ir tai yra nuostabu, kada priimi save per visas situacijas. Tai yra rezultatai vidinio darbo su savimi. Vidinis darbas tai yra kelias į save. Kada tu prisimeni vaikystę, išbraidai vaikystės pievas ir susirinki save iš naujo. Kada išsilaisvini iš patirčių ir įsitikinimo pančių. Ir pamatai, kad yra daugiau tiesų, negu gali įsivaizduoti. Kada tu eini ir įvertini, ką reiškia minčių galia. Minčių galia kažkada, kai mintys mane įkalindavo baimėse, pavydo elementuose. Ir kai dabar minčių galia yra tiek išlavinta, tiek iškontroliuota, kai tu tiesiog sėdi, dirbi prie kompo su klientėmis, matai jų pokytį, jų rezultatus ir taip netyčia pagalvoji, tai būtų gerai šiandieną vėdarų. Bet kažkaip nebus to laiko, nes jau viską suplanavau. Ir grįžta vyras, nupirkęs vėdarų. Karštų, su spirgučiais, su riebiu padažu. Kai pagalvoji, reikia susitvarkyti iš po remonto vonios kambarį, bet nepastebi, kaip susitvarkai namus. Ir tai yra nuo to vidinio minčių srauto, kuris tave po truputėlį stumia, kuris po truputėlį tau įdėgia tai, kad aš norėčiau padaryti tą. Ir netgi nedingsta ta energija iš vidaus. Tu vis dar esi kupina jėgų, nors fiziškai kūnas jau yra pavargęs, bet iš vidaus tu pilna dar esi jėgų, pilna, kupina energijos. Ir sakai, davai, prileisk man vonę, nors aš tikrai tingiu. Ir dar ir vonė randi laiko, ar ne? Tai kai mokys savo vidinę energiją kontroliuoti ir ją neišvaistai beprasmiams dalykams. Kai neišvaistai josios kažkokios tiktokų kvailiems vaizdeliams, o ją sugeneruoja ties galbūt seminaru, kuris dar tave augina labiau, ar ne? Kada gali atsirinkti, kas yra tau tinkama, o kas yra kitam tinkama. Tai vis tas vidinio darbo rezultatas. Kaip toliau tęsiasi vidinis darbas, kada vaikystė yra sutvarkoma, emocijos yra išdirbtos ir mes mokam su jomis tvarkytis. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje mus dažnai kausto įvairios baimės. Ir kada mes dirbam su savo vidiniu pasauliu, tenais yra daug baimių. Baimė kažką daryti, baimė kažką veikti, baimė kažkokių rezultatų pasiekti. Kartu baimė, kad man pasiseks arba nepasiseks. Baimė, kaip aš gyvensiu. Baimė būti savarankiškai. Ir būtent mes ir mokinamės, kaip pažinti, nesunaikinti baimę, bet kaip pažinti baimę, baimės šaknis, kaip suprasti baimės duodamą informaciją ir tą informaciją panaudoti savo naudai. Kaip pyktį paversti motyvaciją, kaip pavydą įgalinti nuostabiausių įrankių, kuris pavers mano gyvenimą energingų, motyvuotų ir aš padarysiu, aš tai galiu, ne iš reikia, o iš noriu. Kaip priduos tos energijos eiti į priekį, ar ne? Tai taip pat, kada aš visą save moku dalinti kitiems ir kada reikia pasirūpinti savimi ir duoti savo laiko, duoti savo
energijos, pasirūpinti savimi, mylėti save, gerbti save, ar ne? Mokėti komunikaciją su savimi, kas yra labai svarbu, kada aš girdžiu save, kada žinau, ko aš noriu. Tai būtent tie elementai, kuriuos reikia per vidinį darbą išmokti. Ir mes mokomės. Mokomės išgirsti save, savo mintis. Per savo mintis mes mokomės duoti tais, ko mums reikia. Nes labai daug yra lūkesčių ir baimių. Aš turiu lūkestį, kad manimi pasirūpins kiti. O iš tikrųjų reikėtų man pačiai pasirūpinti savimi. Pradėti save gerbti, pasitikėti savo jėgomis, atstovėti savo nuomonę. Ir tai ir yra tos temos iš vidinio darbo su savimi. Kada mes išsiugdom tai, kada mes su to susipažįstam. Ir tai duoda tą būtent rezultatą meilę sau, pagarbą sau, kada aš moku neskaudinti savęs, kada aš moku neskaudinti ir kito, kada aš galvoju, ką aš deduosi į save. Ar ne? Ar aš vartoju tokį maistą, kuris man tik kenkia? Ar aš pagalvoju prieš įdėdama į skrandį? Ar tai man duos naudos? Kada aš nuolatos užduodu savo taisyklingus klausimus. Dėl ko tai su manim vyksta? O kam to man reikia? O kokią naudą tai duos man? O ką mes tada galėsim duoti kitam? Tai yra esminiai tokie klausimai kiekvienoje dienoje, kada dirbu aš su savimi. Nes kartais iškyla jausmas, atrodytų iš oro. Ir sulys, liūdesys. Ir va tie klausimai padeda su tuo susitvarkyti ir pamatyti esmę. Į kur man eiti, ką man daryti. Ir kada tu matai ne tik save, bet savo vidinį žavesį, charizmą. Ir kada tu matai savo stipriasias savybės, kada tu, pažindamas save, gali tai panaudoti savo augimui ir davimui ne tik savo, bet ir aplinkai naudą gali duoti. Nes jeigu aš esu rami, laiminga, pilnatvėje, aš nebelėsiu smegenų vyrui, kad jis mane skiria pakankamai dėmesio. Aš neįsiliesiu ant vaiko, kad jis grįžo šlapiais batais, šlapiom pirštinėm. Nes aš prisiminsiu, kad ir aš kažkada buvau vaikas. Ir tai yra ta būsena, ar ne, vidinio darbo rezultatas, kada aš galiu sau leisti. Kada aš tiesiog sau galiu leisti, nesvarbu ką. Bet galiu leisti tai ekologiškai, neperkuriant kitų žmonių, o augant savyje. Kai mano pavyzdys gali įkvėpti mano vyrą, mano vaikus netgi suaugusius. Kai mano laimės pojūtis gali užkrėsti ir kitus. Kai mano teritorijos ar neapgynimas, savo nuomonės apgynimas, savęs apgynimas prieš artimą, kada yra peržengimos mano asmeninės ribos, ar ne, kai nori mane išnaudoti, kada yra pasakoma ne, ir žmogus, nors jisai supyksta tuo momentu, ar ne, bet jis tai moka išlaviruoti ir išsisukti be manęs. Ir jis taip pat mano dėka auga. Ir visa tai, kas yra manyje,
visas tas mano vidinis grožis būtent ir atsiskleidžia, kad aš nusimetu visas kaukės, visą savo melą nusimetu, kad aš girdžiu, suprantu save ir mano vidus žydi, kada mano akis spindi kiekvienoj dienoj, nepaisant to, ar man liūdna, ar man pikta, ar aš kažką kuriu. Ta būsena pilnatvės su lengvumu, kada aš esu aš, be svetimų įsitikinimų, kada žinau, kas aš. Moteris, pirmiausia, ar ne? Antra, laiminga pilnatvėje moteris, randinti kiekvienoj dienoj, ko pasidžiaugti. Moteris, kuri leidžia išgyventi visas emocijas. Moteris, kuri leidžia kontroliuoti gyvenimą savo, gerinant emocinį foną, gerinant savijautą ir neleidžiant blogoms idėjoms ir mintims sugriauti pilnatvės jausmą. Moteris, kuri mintis naudoja generuoti kažką tokio, savus hobius, atskleisti savo savybės, kurti, dovanoti, gėrį, meilę, jaukumą, šilumą. Meilė kūrybai, ar ne? Kada mes esam kūrybiškume, kada mes spinduliuojam ir kuriam aplink save santykius, pritraukiam žmones, pritraukiam laimę. Nes koksai yra mūsų vidinis pasaulis, kaip mes jaučiamės iš vidaus, tą mes spinduliuojam į išorę ir pritraukiam tokius gyvenimiškus aplinkybės, situacijas pagal savo vidaus gyvenimą. Tad linkiu jums surasti pilnatvę, laimę, džiaugsmą ir padirbėti su savo vidumi. Nes darbas su vidumi nesibaigia baigiant programą. Tai yra viso gyvenimo darbas, jeigu aš noriu augti, stiebtis ir tobulėti. Kaip tobulėti? Atrasti savo vis stipresnės savybės. Neperkuriant savęs, o atrandant save iš naujo ir iš naujo.